Jeigu jums pilvo įtraukimas sekėsi ir pavyko įtraukti pilvą, galim perėti prie truputį sunkesnio pratimo. Tai mes dabar įtrauksim ir pilvą, ir sėdmenis. Kodėl reikia įtraukti sėdmenis? Vėlgi dėl tos pačios priežasties. Dabartinė visuomenė yra tokia, kad labai daug sėdi ir būtent būna nusilpę pilvo raumenis ir būna nusilpę sėdmenų raumenis. Ir viską darysim labai panašiai. Įkvepiu per nosį, įtraukiu pilvą ir įtraukiu sėdmenis. Aišku, viską darom iki skausmo ir stengiamės kvėpuoti laisvai. Vėlgi, palaikom 3,5 sekundės ir iš pirmo atpalaiduojame lėtai sėdmenis ir paleidžiam pilvuką. Jeigu galit, išlaikykit ir ilgiau. 5,10 sekundžių. Jeigu tai nesiseka įtraukti ir išlaikyti abiejų kartu, tada įtraukit tik tais pilvą. Taigi padarom dar vieną kartą. Įkvepiu per nosį ir įtraukiu pilvą ir įtraukiu sėdmenis. Sėdmenis mes traukiam lyg norėtumėt sulaikyti save nuo tualeto, jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūs norit labai tualetą ir negalit, nėra progos, nėra kaip. Ir tiesiog jūs paimat, įtraukit, laikot savyje ir galit netgi pamėginti sukti sėdmenis vieną link kito, lyg laikytumėt pinigus tarp sėdmenų. Ir vėlgi, pamėginam palaikyti 3,5 sekundės ir lėtai atpalaiduoti. Galite iš pirmo sėdmenis ir vėliau pilvą. Galite abu iš karto. Aišku, viską darykite iki skausmo ir tokiu būdu pasitreniruokit 5,10 kartų. Pereikim prie kito pratimo.